Sveiki, brangūs draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Kai atėjo į pabaigą ilgas karaliaus Uzijo karaliavimas, Viešpats padovanojo pasauliui nuostabų pranašą, kuris vadinamas Senojo testamento evangelistu. Pranašas, tarnavęs daugiau kaip pusę amžiaus tarnystėje, pranašas vardu Izaijas. Pažiūrėkime, kaip pats Izaijas apibūdina savo pašaukimo patirtį. Karaliaus Uzijo mirties metais regėjau Viešpatį sėdintį aukštame ir didingame soste. Šventyklą buvo pripildęs jo apdaras, aplink stovėjo tarnauti pasirengę serafai. Kiekvienas turėjo 6 sparnus, 2 dengė veidus, 2 kojas ir 2 plasnojo ore. Šventas, šventas, šventas yra galybių Viešpats. Visa žemė pilna jo šlovės, šaukė jie nepaliaudami vienas kitam. Nuo jų šauksmo drebėjo durų staktos ir šventykla prisipildė dūmų. O aš tariau savo, vargas man, nes esu žuvęs, aš žmogus, kurio lūpos suteptos, gyvenu tautoje, kurios lūpos suteptos ir savo akimis regiu karalių galybių Viešpatį. Tuomet vienas iš serafų priskrido prie manęs, laikydamas rankoje žėruojančią žariją, kurią buvo paėmę žnyplėmis nuo aukuro. Jis palietė ją mano burną. Žiūrėk, tarė jis, žarija palietė tavo lūpas. Žarija palėtė tavo lūpas, tavo kaltė panaikinta ir tavo nuodėmė nuvalyta. Tada išgirdau Viešpaties balsą. Ką man siųsti? Kasgi bus mūsų pasiuntinys? O aš atsiliepiau. Štai aš, siųsk mane. Tai mes randame Izaijo 6 skyriuje nuo 1 iki 8 eilutės. Evangelistas Jonas mini, kad šiame regėjime Izaijui pasirodė pats Jėzus Kristus, Jono Evangelijoje 12 skyrius. Jo paties šio susitikimo su Kristumi patirtis tampa visos Izaijo Evangelijos pagrindu. Susitikimas su Viešpačiu viską pakeičia. Izaijas, atsidūręs Viešpatės akivaizdoje, patiria didžiulį jaudulį. Jis iškart sužino, kad jo paties burnos nešvarumus trukdo jam prisijungti prie serafimų šlovinimo ir patekti į Dievo akivaizdą. Bet kai valomoji, jeigu taip galima pasakyti, ugnis nuo aukuro paliečia Izaijo burną, jis įsitikinęs, kad nebėra kliūties bendrystėje tarp Dievo ir jo. Jo nuodėmė atleidžiama. Vėliau Izaijas rašys apie tą, ant kurio krito kirčiai už mūsų kaltes ir kurio žaizdomis mes buvome išgydyti. Būtent nuodėmės atleidimas leido Izaijui ne tik pamatyti Viešpatį, bet ir išgirsti jį. Išgirdau Viešpatės balsą, ką man siųsti, kasgi bus mūsų pasiuntinys, o aš atsiliepiau, štai aš, siųsk mane. Tai yra pavyzdys žmogaus atsivertimo, kuris ateina į Viešpatės akivaizdą. Dvasinėmis akimis mąstydami apie Viešpatį, mes pradame matyti, koks didelis atotrūkis tarp mūsų ir jo. Jis yra puikus, o mes nereikšmingi. Jis yra amžinas, mes esame mirtingi. Jis yra šventas, o mes esame nuodėmingi. Atrodo, kad turime tik vieną perspektyvą – mirti kaip natūralią šio susitikimo pabaigą. Bet Viešpats turi mūsų išganimo planą. Jėzus Kristus nukryžiuotas už viso pasaulio nusikaltimus. Jis jau sumokėjo už mūsų nuodėmę. Mūsų atgaila veda mus į susitaikinimą su Dievu. Jonas rašo, jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. 1 Jono laiškas 1 skyrius. Atgailaujantis nusidėjėlis Dievo akivaizdoje išteisinamas ne savo, o Kristaus teisumu. Brangus draugai, būdami nuteisinti tikėjimu, turime taiką su Dievu, rašo Paulius, taiką per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Ir po to Dievas kreipėsi į mus kviesdamas tapti jo pasiuntiniais. Apaštalas Petras tai turėjo omenyje sakydamas, kad išgelbėtojų pašaukimas yra išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabę šviesą. 7,5 metų iki Mesijo atėjimo Izaijas šio liudijimu ir vėlesniu savo tarnavimu parodė, kas yra gyvenimas Kristuje. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.